Bravo, aš Alfa, klausau. Alfa. Ok, turime šiek tiek jau strigimų. Klausau. Bravo, aš Alfa, klausau. Grįžę į Kodo kanalą. Taigi šiandieną mūsų kanale mes testuosim radio stoteles, būtent dviejų tipų, tai būtų analoginį ir skaitmeninį. Tai šitos radio stotelės yra iš mūsų naujo kanalo partnerių, tai yra radio ryšio sistemas. Ačiū jiems. Taigi, koks pagrindinis, gal sakyčiau, skirtumas ir jų radio stotelių, tai yra, kad viena yra skaitmeninė, kaip minėjau, kita analoginė. Koks yra skirtumas, ką reiškia analoginį, ką reiškia skaitmeninį. Pagrindinis skirtumas tarp analoginės ir skaitmeninės radio stotelės yra, kad analoginė radio stotelė, tai jinai veikia kaip FM radijas, kuris perduoda garsą tiesiai per eterį. O skaitmeninė radio stotelė tai garsą jau koduoja greičiau kaip mobilusis telefonas. Tai galime kalbėti privačiai ir taipogi be jokio papildomo eterio triukšmo. Tai pamatysite video tuos du skirtumus, kaip užmezgam ryšį su analoginė stotele, kokia yra kokybė pačio ryšio ir pačio garso ir kokia yra kokybė su skaitmeninė. Tai aš pats bent jau atsimenu, kaip man reikėjo įsigyti radio stotelę, aš nusipirkau pačią paprasčiausią, tai būtų štai tokia, jinai yra analoginė, su dviem dažniais, dviem kanalais, kuriais galime kalbėti tuo pačiu momentu persijungiant. Tai tokia radio stotelė, ta prasme, žaidžiant airsoftą, pratibaujant čia vietoje, gal viskas ir yra ok, paprastiem dalykam, jo? Bet kaip mes turėjome tikrai gan neblogas pratybas ir dauguma tikrai visi naudoja analoginės stoteles, dar skaitmeninių stotelių neturėjo. Ta ryšį buvo labai lengva nulaužti. Tai mes nulaužėm ryšį priešo komandos ir galėjom absoliučiai viską girdėti, kokius manevrus daro, ką jie veikia. Netgi taipogi juos šiek tiek paklaidinti, apsimesdami taipogi jų komandos nariais, išmokė visus tuos kodinius vardus. Tai analoginis ryšys tikrai nėra skirtas tam tokioms, kaip pasakyti, pratyboms, kariavimui. Tai labiau analoginis ryšys, jeigu žaidžiate airsoftą, super, jeigu šiaip su draugais keliaujat kažkur ar su mašina keliaujat, norit palaikyti ryšį ar plaukiat su kajakais, baidarėm, tai analoginis ryšys. Ir būtent šita stotelė iš tikrųjų Tito, kuri kainuoja tik tai 29 eurus, o už šitą mokėjau apie 60, tai jos galim sakyti 1:1 iš tikrųjų yra. Tik tiek, kad šitą aišku turi jau ekraną, galime ten pamatyti ir pasirinkti dažnius pačiam ekrane, o čia tiesiog yra jau fiksuoti dažniai. Tai tokią radio stotelę tikrai galim naudoti, kaip minėjau, keliaujant airsoftui, kažkokiems įrenginiams, jeigu jūs esate renginių vedėjai, tai galite tokias racijas naudoti jokių problemų karyboj ar kažkokiuose kitokiuose manevruose, kur jau reikia tikrai turėti gerą ryšį, užtikrintą ir saugumą, tai jau analogas tikrai neveiks. O skaitmena, kaip perėjom į skaitmeną ir štai yra šita būtent TIT stotelė skaitmeninė, tai jau yra šiek tiek sunkiau nulaužti ar prasibrauti ir klausytis pokalbio. Ar tai nėra neįmanoma? Aš manau, kad tai vis tiek yra įmanoma, bet reikia daugiau padirbėti ties tuo klausimu ir aišku, profesionalai tikrai ją lengvai irgi, manau, nulaužtų. Neprofesionalai šitą irgi gali žiauriai greit nulaužti štai šitai. Dažniausias klausimas yra, kokį ryšį, kokiu atstumu ryšį galime užmegzti. Tai mes tą šiandien ir įsiaiškinsime, nes turime tiek analoginę, tiek skaitmeninę. Tai abi stotelės yra TIT modelio ir po šio video paskelbimo, jeigu jūs nueisite radio ryšio sistemas, internetinį puslapį ar netgi fiziniai tiesioginiai parduotuviai, šitas stoteles, būtent visas TIT stoteles galite įsigyti su 15% nuolaida, panaudoja kovotojas 15 kodą. Tai ačiū radio ryšio sistemam ir ką? Judam į epizodą. Sveiki sugrįžę į Kovotojo Kodo kanalą. Taigi, šiandieną mes radamės Žaliojoj girioj ir mes testuosime dvi skirtingas radio stoteles. Tai viena yra analoginė, kita yra skaitmeninė ir pažiūrėsime, kaip toli galima susisiekti su analoginė stotele ir kaip toli galim susisiekti su skaitmeninė stotele. Tai dabar tą ir pabandysim. Bravo, aš Alfa, klausau.
Bravo, aš Alfa, ryšio patikrinimas, klausau. Alfas Bravo, ryšys neblogas, šnipštimas nemažas, banguojantis šnipštimas. Klausau. Bravo, aš Alfa, supratau, ryšio pabaiga. Tai, kaip matot, su analoginė stotele mes esam ties 800 metrų. Tai mus skiria miškas ir su analoginė stotele mes galim susisiekti su kolega, kuris yra 800 metrų, bet, kaip girdėjot, tikrai yra nemažai šnipštimo eterį. Dabar pamėginsim su skaitmeninė. Bravo, aš Alfa, klausau. Alfas Bravo, klausau. Bravo, aš Alfa, ryšių patikrinimas, klausau. Alfas Bravo, girdžiu tave garsiai ir aiškiai, ryšio pabaiga. Tai, kaip matot, skaitmeninė, kaip šnekėtum su žmogum, kuris yra iš tikrųjų priešais jūsų ar šalia jūsų, tai tikrai nėra jokių trikdžių ir eteris yra tiesiog švarus. Tai dabar ką mes padarysim, dabar mes tolsim ir persikelsim į 1500 metrų. Taigi, esam ties 1500 metrų ir dabar pabandysim susisiekti. Tai visų pirma, bandysim su analoginė radijo ryšio stotele. Bravo, aš Alfa, klausau. Bravo, aš Alfa, ryšio patikrinimas, klausau. Aš Bravo, pliusas stotelinis yra. Klausau. Bravo, aš Alfa, supratau, ryšio pabaiga. Taigi, kaip matėm su analoginė stotele, susisiekti pavyko ties 1500 metrų, vėlgi miškinga teritorija, bet buvo šioks toks trikdis, tikrai ošė pati racija ir biški vienu momentu buvo strigimas pačio ryšio, bet šiaip buvo įmanomas susišnekėti. Dabar pabandysime skaitmeninę. Bravo, aš Alfa, klausau. Alfas Bravo, klausau. Bravo, aš Alfa, ryšio patikrinimas, klausau. Alfas Bravo, garsiai ir aiškiai, ryšio pabaiga. Bravo, aš Alfa, mes judam į 2000 metrų. Ok. Taigi, kaip matėt, su skaitmena susisiekti pavyko tikrai gerai ir jokių trikdžių nebuvo, lyg šnekėtum su mobiliuoju telefonu. Tai ką, didinsim atstumą, dabar keliausime į 2000 metrų ir pažiūrėsim, kaip šios abidvi radijo stotelės ten veikia. Esam ties 2 km riba, tai 2000 metrų ir pabandysime vėl lygiai taip pat užmegzti ryšį su analogu. Bravo, aš Alfa, klausau. Bravo, aš Alfa, klausau. 2 kilometrai su analogu neišeina susisiekti. Tai pabandysim su skaitmena. Bravo, aš Alfa, klausau. Alfa, aš Bravo, klausau. Bravo, aš Alfa, ryšio patikrinimas, klausau. Alfa, aš Bravo, girdžiu tave garsiai ir aiškiai, klausau. Bravo, čia Alfa, analogų bandžiau susisiekti, bet turbūt iki jūsų neatėjo ryšys, klausau. Dabar skaitmenos ryšys truputį trukinėja ant tavo sakinio pabaigos, klausau. 2 kilometrai, analoginė stotelė, viskas, jau nebeįmanoma susisiekti, bandžiam kelis kartus ir tikrai susisiekti neišėjo. Bet kaip matėt, su skaitmeninė radijo stotele, ties 2 kilometrais susisiekti tikrai nebuvo problemų. Tai judam toliau, judėsime į 2500 metrų. 2500 metrų, tai 2,5 kilometro ir išbandysime skaitmeninę raciją. Bravo, aš Alfa, klausau. Bravo, aš Alfa, klausau. Alfa.
Bravo, aš Alfa, klausau. Bravo, čia Alfa, ryšys silpnas, su trikdžiais, klausau. Bandom keisti antenas. Bravo, aš Alfa, dabar ką tik jūs girdėjau gerai ir sklandžiai, pakartok. Alfa, aš Bravo. Pusę sakinio girdėjau, antros pusės nebegirdėjau, klausau. Bravo, aš Alfa, keičiam antenas į taktinės išlankstumas, klausau. Supratau, keičiu. 2,5 kilometro ir skaitmena šiek tiek, kaip matot, buvo trikdžių. Bet reikia nepamiršti, kad tai yra su standartiniam antenom ir mes esame miške už 2,5 kilometrų nuo kolegos. Tai iš tikrųjų ganėtinai įspūdingas atstumas miške. Ir iš tikrųjų, kaip matėt, patys galim šiek tiek susišnekėti. Aišku, analogas tikrai nepasieks šito dažnio tokio tolio, o su skaitmena mums išėjo susisiekti, ką dabar padarysim, tai pakeisim antenas į šiek tiek ilgesnės ir pabandysim vėl užmegzti ryšį. Keičiant antenas, svarbiausia, kad racija būtų išjungta ir nepalikta jinai įjungta. Ekstra atveju galima ir atjungti pačią bateriją, bet šiam atveju tai tikrai nėra reikalinga. Tai mes pakeičiam dabar anteną į taktinę išlankstomą ir pažiūrėsime, ar mes galime užmegzti ryšį sklandesnį. Power on. 10. Bravo, aš Alfa, klausau. Bravo, aš Alfa, klausau. Bravo, aš Alfa, klausau. Pakeitus anteną į išlankstomą ties 2500 metrų nepavyko užmegzti ryšio. Tai čia dar ne pabaiga, turim dar vieną anteną, botagėlį, tai pabandysim ją pakeisti ir vėl pabandyti užmegzti ryšį. Power on. 10. Bravo, aš Alfa, klausau. Alfa, aš Bravo, klausau. Bravo, aš Alfa, ryšio patikrinimas, klausau. Alfa, aš Bravo, girdžiu tave garsiai ir aiškiai, klausau. Bravo, aš Alfa, ryšio pabaiga, judam į 3000 metrų, klausau. Supratau. Matot, ties 2,5 kilometro pakeitus anteną štai šį botagėlį mes tikrai galėjom užmegzti ryšį, tikrai gerai ir sklandžiai. Standartinė antena neveikia šiuo atstumu, o štai šį išlankstomą taktinę anteną taipogi neveikia, nors jinai yra ilgesnė už šį botagėlį, bet jinai ant tiek neišnešė. Tai dabar judėsime į 3 km ir pažiūrėsime, ar vis tiek dar galim susisiekti. Esame ties 3 km ir dabar bandysim skaitmeną su modifikuota antena, pakeista antena į štai šį gražų botagėlį ir pabandom užmegzti ryšį. Bravo, aš Alfa, klausau. Alfa, aš Bravo, klausau. Bravo, aš Alfa, ryšio patikrinimas, klausau. Alfa, aš Bravo, girdžiu tave garsiai ir aiškiai, klausau. Bravo, aš Alfa, supratau, judami 3,5 km, ryšio pabaiga. Tai, kaip mato, 3 km ir skaitmena veikia. Ir veikia tikrai neblogai, susisiekti mes galim. Tai judami 3,5 km. 3,5 km ir pabandysim užmegzti ryšį čia. Tai aišku, jau šiek tiek biškį atviresnė erdvė ir pabandysim, ar susisieksim ar ne. Bravo, aš Alfa, klausau. Alfa, aš Bravo, klausau. Bravo, aš Alfa, ryšio patikrinimas, klausau.
Alfa. Turim šiek tiek trikdžių. Bravo, aš Alfa, ryšio patikrinimas, klausau. Aha, aš Bravo, girdžiu tave ryškiai, garsiai, klausau. Bravo, aš Alfa, girdžiu tave biški su trikdžiais, bet suprantamai judam į 4 km. Klausau. Supratau. 3,5 km ir racija veikia. Tai aišku, šiek tiek padeda, kad mes esame atveresnė erdvėj. Aišku, aplink vis tiek yra miškas, bet atstumas tikrai nėra mažas. Ir esu tikrai nustebęs, kad ties 3,5 km mes galim užmėgsti ryšį. Tai judami 4 km. Kaip manot, pavyks užmėgsti ryšį ar ne? 4 km ir bandysim užmėgsti radio ryšį. Bravo, aš Alfa, klausau. Bravo, aš Alfa, klausau. Alfa. Ok, turime šiek tiek jau strigimų. Bravo, aš Alfa, klausau. Klausau. Bravo, aš Alfa, ryšio patikrinimas, klausau. Bravo, aš Alfa, klausau. Bravo, aš Alfa, klausau. Bravo, aš Alfa, klausau. Bravo, aš Alfa, klausau. Paskutinis bandymas. Jeigu neužmėgsim ryšio, tai turbūt, kad ties 3,5 km ir apsiribosim. Bravo, aš Alfa, klausau. Keturi kilometrai ryšio užmėgst nepavyko. Buvo šioks toks, kaip girdėjot, bandymas užmėgst ryšį, bet nieko neišėjo toliau iš rytulio. Tai šiaip esu labai nustebęs, kad miškingoj vietoviai tokia racija, skaitmeninė, aišku, su ją galim susisiekti iki 3,5 km. Nu, aišku, teko pasikeisti anteną šiek tiek kitokią, bet tikrai esu nustebęs. Ir taipogi, kad netgi ir analoginė stotelė ties 1,5 km buvo įmanoma susisiekti. O jinai kainuoja tik tai 29 eurus, tai kas yra iš tikrųjų maža kaina, bet ryšį galim palaikyti miškingoj vietoviai iki 1,5 km drąsiai. O šita stotelė yra šiek tiek brangesnė, apie 130 eurų ir kaip matot, jinai yra skaitmeninė, garsas yra tikrai daug švaresnis ir gražesnis ir ryšį galima užmėgsti drąsiai su aišku modifikuota jau pakeista antena iki 3,5 km. Tai tikrai neblogas rezultatas. O dabar keliamės į miestą. Įsikėlėm į miestą ir iš tikrųjų pradėjom mes nuo šiek tiek toliau ir pabandom analoginę radio ryšio stotelę. Bravo, aš Alfa, klausau. Alfa, aš Bravo, klausau. Bravo, aš Alfa, ryšio patikrinimas, klausau. Alfa, aš Bravo, girdžiu tave per sistemą, bet girdžiu, klausau. Bravo, aš Alfa, ryšio pabaiga. Tai, kaip matom, analoginė radio stotelė miesto sąlygomis veikia už 2,5 km, o dabar išbandysim skaitmeninę. Bravo, aš Alfa, klausau. Alfa, aš Bravo, klausau. Bravo, aš Alfa, ryšio patikrinimas, klausau. Visai ir aiškiai, klausau. Bravo, aš Alfa, supratau, ryšio pabaiga. Tai kaip matot, abi stotelės mieste 2,5 km, abi stotelės veikia, analoginį šiek tiek prasčiau, yra šiek tiek tokie trukdžiai, bet tai yra tikėtinas, nes kadangi vis tiek radio bangomis veikia, o skaitmeninė stotelė veikia puikiai ir galim susišnekėti. Su sąlygomis ištestavom abi stoteles,
pradėjom nuo 5 km, ties 7,5, kol važiavau iki vietos, išėjo užmėgsti šiokį tokį ryšį, bet susišnekėti tikrai neišėjo. Bet 2,5 km abi stotelės mieste veikia puikiai. Aišku, priklauso nuo turbūt lokacijos, kur mes esam, koks yra horizontas, ar mes turim daug pastatų, ar viską užstoja. Šiam momentui sunku pasakyti, kolega stovi prie ekrano Mario aikšteliai, aš esu prie Trejybės bažnyčios, tai užmėgsti ryšį galim. Tai turbūt ties čia ir baigsim testavimus, miestų sąlygomis 2,5 km abi stotelės veikia. Tai ačiū Jums už žiūrėjimą ir iki kitų kartų.